nusiperka sklypą, o servitutas, nu, jis tiesiog kažkur yra ir tam, kad man patekti į savo sklypą, aš turiu paprašyti kaimyno sutikimo. O kaimynas sako, nu, gerai, tai sumokėk man ir aš sutiksiu. Nelegalios statybos, tai labai dažnai pasitaikantis atvejis, kai ateina pas mus ir sako, žinot, aš noriu truputį kažką ten pastatyti dar papildomai. Paimam dokumentus ir matom, kad jau šiai dienai buvo pastatyta nemažai, o jis nori dar truputį, bet jau dabar atėjo. Aš galiu statyti bet ką, iki 80 kvadratų, žemės ūkis, namų valda, turi reikšmės, nesvarbu, leidimų jokių nereikia. Tai va, jūs kalbat kaip tipinis mano klientas. Sveiki visi, grįžtam su nauju epizodu. Labas, Loreta. Labas, Ernesta. Sveiki, Alina. Šiandien turim svečią. Pas mus atvyko architektė Alina, kuri pasidalins aktualiausią informaciją apie statybas, apie sklypus. Žodžiu, į ką atkreipti dėmesį statant namą turbūt, ar ne, perkant sklypą, su kokiomis problemomis tenka žmonėms susidurti. Na, Alina, prisistatyk. Sveiki, esu Alina, architektė, inžinierė, esu UAB Lipro įmonės įkūrėja ir savininkė. Ir, na, šiuo metu jau skaičiuojame 7 darbo metus, patirties esu sukaupusi virš 10 metų projektavimo srityje, tai mielai pasidalinsiu savo patirtim šiandien ir su jumis. Labai smagu, tai jau patirties nemažai, tai mes paklausinėsim, ar ne, yra tų klausimų. Jo, kas aktualiausia iš tikrųjų, nes žmonės ir namus, ir butus perka, bet nežino nei nuo ko pradėti, nei koks tas procesas, nei su tais sklypais, nei su tais namais, kai nori statyti, ypatingai rekonstruoti, tai visus tos klausimus tada kažkaip pabandysim apibendrinti, nors čia turbūt temos yra neišsemiamos realiai. Aš manau, kad galėtumėt kalbėti tikrai ir pasakoti be pabaigos, bet jeigu taip iš karto, sakykime, įvedant ir pradedant, ar ne, tai nuo ko pradėti? Vat, sakykime, noriu statyti namą, nuo ko man pradėti? Tai turbūt nuo sklypo pirkimo, ar ne, pradedam nuo sklypo. Ieškomės turbūt ne tik širdimi ir siela, kaip dažniausiai visi daro, ne tik pagal tą pajautimą, nors be abejo tai irgi yra labai svarbu, bet pirmiausia kreipkimės ir į specialistą, kuris pakonsultuotų ir įvertintų. Tai reiškia, tada, kai jau atrodo, kad va, tai yra to, ko aš norėčiau, tai yra ta vieta, kur aš norėčiau gyventi, nepamirškime ir peržiūrėti atsakingai dokumentus. Ir sakau, geriausia turbūt mano galva yra kreiptis į specialistą ir paprašyti pagalbos šiuo klausimu. Bet jeigu, mes kaip žinom, lietuvių mūsų suvokimus, kad tie specialistai gal ne visą laiką mums gali padėti, jeigu faktas, kad gali, bet kuriuo atveju, į ką paprastam žmogui atkreipti dėmesį, tarkim, nežinau, registrų centre, ar ne, jeigu irgi ne visi žmonės supranta, kad registrų centrą reikia peržiūrėti objektą, ar ten sklypas, ar namas, nesvarbu, bet į kokios skiltis registrų centre reikėtų atkreipti dėmesį žmogui. Tai pirmiausia, turbūt, kaip ir minėjote, ir reikėtų pradėti nuo registrų centro išrašo, ar ne, pasižiūrėti, kokios paskirties yra sklypas, ar ne, ar nėra kažkokio apribojimų disponuoti tuo turtu, ką irgi dažnai net neatkreipiam dėmesio. Labai svarbu atkreipti dėmesį, kaip suformuoti privažiavimo keliai, ar yra servitutiniai tie keliai. Jeigu servitutai, ar jie jums yra viešpataujantis ar tarnaujantis, ar apskritai jie įregistruoti, kartais pasitaiko, kad nusiperka sklypą, o servitutas, jis tiesiog kažkur yra, bet niekas už jį neatsakingas, reiškia, jis net nėra įregistruotas. Ir tam, kad man patekti į savo jau tą nusipirktą sklypą, aš turiu paprašyti kaimyno sutikimo. O kaimynas sako, gerai, tai sumokėk man ir aš sutiksiu. Taip, tada gudrauja, taip. Taip, tai turbūt tokių atvejų tikrai buvo mano praktikoje ne vienas. Susiduriam tada jau, kai ateina žmogus pas mane nusipirkęs sklypą ir sako, aš noriu čia statyti namą, o tam, kad tą namą pastatyti, mes turime gauti sutikimą patekti į sklypą. Ir prasideda ta košė. Tai vat kaip tik ir norėjau klausti, ar būna taip atvirkščiai, kad jau nusipirko,
Ir tik tai tada sužino, kad iš tikrųjų tai... Be abejo, taip. Tai dėl to turbūt ir yra tie svarbus momentai, į kuriuos ir prašom atkreipti dėmesį visada, kad prieš perkant ne tik žiūrim, kokia tai yra lokacija, nors be abejo, visa tai yra svarbu, aš suprantu, lokacija, sakykime, aplinkiniai kažkokie pastatai ar ne, perspektyviniai pagaliau pastatai, juk visa tai yra prieinama informacija šiai dienai. Jeigu žmogus pats nežino, kur ieškoti, tai visada gali paklausti. Mes tikrai teikiam tokią konsultaciją ir visada patariam žmogui, kad va, žiūrėkit, yra gauti leidimai dar aplink statyti tą ir aną, tai įsivertinkit. Ar nebus taip, kad pastatys 3 aukštų namą ir jums visą gyvenimą kris šešėlis, sakykime, ar ne? Taip, ir tokių būna momentų. Bet ir būna daug kas turbūt ir net nepasvarsto. Taip, sakykime, be abejo. Kaip ir sakėt, kad emocija, siela ar ne, širdimi perku, vieta patinka, kaina gera. Taip, ir perku. Taip, tai... Kad atrodo viskas labai paprasta iš esmės, taip, žinau, kas gali būti čia tokia, tai kiti nusiperka žemės ūkio sklypus, nežinodami, kad negalima. Taip, bet atrodo paprasta turbūt iki tol, kol nesusiduri su kažkokiam tai problemom. Taip. Bet Alina, gal pasidalinkit, gal kokią atsimenat istoriją iš tikrųjų, kada tikrai, nusipirkus sklypą iš tikrųjų nebuvo jokių galimybių, sakykime, ten statyti, galbūt, nežinau, kažkaip tai padėjot, gal kažkokia... Turiu tokių istorijų, tikrai ne vieną. Pasidalinkit, galiu papasakoti. Taip. Reiškia, atėjo žmogus projektuoti namą, vėlgi klasikinė situacija, laimingi, patenkinti, jauni, reiškia, jau nori savo to svajonių būsto ir, tenka nuvilti. Per sklypą eina drenažinis vamzdis, turintis 10 metrų apsaugos zoną į vieną ir į kitą pusę. Ir štai turime, reiškia, iš vis 20 metrų apsaugos zoną, kuri realiai eina per sklypo vidurį. Su ja nieko daryti negalim, nes tai yra pagrindinis vamzdis, kurio iškeldinti, užaklinti ar kažkaip kitaip pakeisti negalim. Tai be abejo, galbūt ir būtų įmanoma susitarti šiuo atveju su pačia savivaldybė pateikus prašymą dėl melioracijos įrenginių iškėlimo, bet turbūt suprantame, kiek tai kainuos žmogui, ar ne, ir kiek laike tas išsitęstų. Tai klausimas, ar tas sklypas tampa mums finansiškai naudingas ir kada mes pradėsim projektavimo darbus ir kada gausim leidimą, reiškia, kiek laiko mes užtruksime. Jo, tai tas pirkimas taip baigėsi skausmingai, ko gero, kiek prisimenu, tai baigėsi teismais, nežinau, ar šiuo metu jie dar vyksta, bet buvo tas atvejis. Tai tiesiog užginčiojo pirkimą, kad grąžinti... Pradėjo ginčyti. Jo, kreipėsi į teisininkus tam, kad dėl to, kad neperspėjo. Nuslėpta informacija gaunasi. Taip, neperspėjo. Bet iš tikrųjų, man atrodo, dažnai ir būna, kad ir patys pardavėjai netgi sklypų nežino. Taip. Turi, paveldėjo, ten kaip pavyzdys, ar ne, yra ir nieko patys nežino. Bet čia vėlgi reikėtų grįžti ir į savininko tada poziciją ir jo atsakomybės, kad jisai privalo išsiaiškinti, kaip ten viskas yra, nes ne tik žemės gabalas yra. Taip, ir žinot, iš tikrųjų tas įrašas apie tai, kad yra melioracijos įrenginiai valstybei priklausantys, buvo registrų centro išraše, bet kažkodėl nieks neatkreipė į tai dėmesio. Tai vėlgi grįžtant prie tos temos, į ką žiūrėti, registrų centro išrašą turbūt pirmiausia. Kitas dokumentas, ne ką mažiau svarbus, sklypo suformavimo. Tai gali būti formavimo pertvarkymo projektas arba detalus planas. Tai vėlgi priklausomai nuo to, kokiu būdu buvo sudalintas, kokiu būdu, reiškia, buvo nustatyti rodikliai teritorijai. Šiuo atveju, jeigu kalbėtume apie Vilniaus miestą, tai turbūt irgi girdėjote pastaruoju metu, kad pasikeitus įstatymams statyti galima tik tuo atveju, jeigu yra parengtas detalus žemės sklypo planas ir yra konkretus nustatyti rodikliai. Detalaus nėra, statyti negali. Na kaip negali? Teoriškai gali, bet prieš pradžių turi parengti detalųjį. Ir blogybė yra tame, kad detalųjį liepia rengti ne vienam konkrečiam sklypui jūsų, ar ne, kur jūs esate suinteresuotas asmuo, o visam kvartalui. O kvartalas, ką reiškia? Tai reiškia, tai yra ta vietovė apibrėžta gatvėmis. Tai įsivaizduokit, koks gali būti kvartalo dydis. Gali būti 50, gali būti 150 sklypų. Ir gali būti, kad tie kaimynai pasistatė prieš 10 metų, kai dar nebuvo tokio įstatymo. Jie sėkmingai ten gyvena ir jūs atvažiavę žiūrite ir sakot, prašau, visi pasistatė ir aš pastatysiu, labai viskas šaunu, ar ne? Bet pasikeitė įstatymas ir jūs statyti nebegalit. Jums galioja šiai dienai įstatymas išėjęs. Viskas. Tai vėlgi turėjom tokį žmogų, kuris nusipirko 2 sklypus Vilniaus mieste, atėjo pas mus statyti ir teko jį nuvilti. Blogybė buvo tame, kad žmogus
ėmė kreditą iš banko ir buvo įsipareigojęs įsikelti į savo naują būstą ten per tam tikrą laikotarpį. Kaip ir dažniausiai būna. Jo, ir tada, kai jau jis suprato, kad jau į tą laikotarpį nebetelpa, be abejo panika, nežinau, kuo baigėsi, bet esmė tame, kad statyti negali, leidimo gauti aš negaliu, detalus planas užtrunka mažiausiai metus, bet būna ir porą. Jau apie kainą net nekalbam, nes vėlgi kaina turbūt detalaus plano priklausytų nuo dydžio, kaip ir minėjau, kvartalo, ar ne. Ir jeigu kaimynai nesuinteresuoti, tai vėlgi, kas tada suinteresuotas, aš vienintelis, kuris nori statyti. Tai gali būti 2, o gali būti ir 10 000. Tai va, tai buvo ir toks skausmingas pirkimas, kai yra 2 sklypai, negali statyti, o bankui esi įsipareigojęs. Jo. Tai realiai, ta prasme, prieš galvojant, kad aš noriu naujų namų, kad noriu namo, nesvarbu jau kiek čia tų aukštų, visų pirma yra bet kuriuo atveju sklypas ir sklypo išnagrinėjimas labai labai inertingai. Taip, tai jeigu nėra apribojimų, kas liečia statybą pačią ar ne, statyti galiu, tai yra ir kiti apribojimai. Tai, pavyzdžiui, aukštingumas, tankumas, intensyvumas, kur irgi atrodo gal mažiau svarbus dalykai, bet tikrai kartais netitinka žmogaus norų, lūkesčių ir poreikių. Elementarus pavyzdys, tikrai turėjome klientą, kuris norėjo statyti 2 aukštų tokio klasikinio stiliaus pastatą, reiškia 4šlaičių stogų. Tai to klasikinio pastato, sakykime, tokio aukštis galėtų būti 9-10 metrų, ar ne, nes jau vien tas 4šlaitis stogas, jis jau išaukština, kadangi aukštis pastato skaičiuojamas nuo aukščiausio taško. Apribojimas sklype statyti iki 8,5 metrų. Viskas. Kokį stogą mes bedėtume, mes nepatenkam į tą jau norimą stilistiką. Netelpia. Mes tiesiog netelpam, kadangi vėlgi stogo nuolydis irgi yra ribojamas. Ar ne, jeigu jūs nori dengti čerpėmis, tai negali būti mažesnis negu 15 laipsnių. Uždedi 15 laipsnių ir matai, kad mes viršėjom tą rodiklį. Cokolį daryti mažesnį irgi negali. Nu, žodžiu, beina, kad ten negali. Patalpos aukščio padaryti 2,50 irgi negali. Tai yra namas, mes kalbam apie namą, tai turi būti minimum 3 metrai lubos. Taip, jau nekalbant apie 3,5. Tai ir viskas. Ir aišku, žmogui irgi nusivylimas, sako, aš visą gyvenimą svajojau, aš norėjau, va, čia iš Pinteresto nuotraukų turiu, aš noriu būtent taip ir ne kitaip. Ką man dabar daryti? Tai aišku, teko susitaikyti, kad arba parduoti sklypą, nes tau netinka pagal jo apribojimus, arba statai tada namą plokščių stogų. Tai visiškai kitokia stilistika, tai yra moderni statyba. Taip. Tai, va, tai jeigu patinka moderni, tvarkoji, statom, tada darom. Jeigu svajonė, ar ne, visiškai taip, kitam gal visai net netinka. Bet ir nėra opcijos pakeisti, ar ne? Nu, turiu minty, nežinau, per teisės aktus kažkaip, nu, ilgas procesas turbūt, jeigu ir galėtum. Ne, ko gero, kad tokios opcijos nebūtų, todėl kad vėlgi tas rodiklis, jis yra taikomas ne vienam konkrečiam sklypui, o teritorijai. Dėl tam tikros priežasties dažniausiai jie žiūri pagal bendrąjį planą. Jeigu bendrajame plane tas rodiklis yra nustatytas, tai tu jo viršyti ir negali. Tai kažkokiai tam tikrai teritorijai bus taikomas tas rodiklis, sakykime, neviršyti vėlgi dėl tam tikrų priežasčių. Priežastys gali būti įvairios, ten ir kažkokie aerodromai, ir ten įvairios ir gamtos ten apsaugos. Jo, tai ta prasme, tu negali pasakyti konkrečiai dėl ko, bet jeigu tai buvo nustatytas savivaldybės, tai tu negali kitaip padaryti. Tai pirmiausia, turbūt pradėti reikėtų, ar ne, nuo to tikrai, kad išsirinkau gerai lokaciją, išsirinkau, maždaug žinau, kokio ploto, ar ne, sklypo norėčiau. Bet tuom ir neužsibaigė, siunčiu architektui, ar ne, ir... Faktas. Ir tada tikrinam, sėdam, žiūrim dokumentus, ar ne. O dar iš dokumentų registrų centro išrašas detalusis planas ir... Arba žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas, tai arba vienas, arba kitas dažniausiai būna. O kur, pavyzdžiui, jį gauti, jeigu taip paprastam žmogui žiūrint, iš kur man gauti? Dažniausiai, aišku, turi tas, kas dalino, tai pardavėjas, bet jeigu sako, neturiu, pasimetė, dar kažkas, tai be abejo yra ir internete prieinamos svetainės teritorijų planavimo dokumentų registras.
šiuo metu šiek tiek ten streikuoja su veikimu ir ne visus dokumentus galima atsisiųsti. Vėlgi dokumentai pradėti viešinti tik nuo 19 metų. Tai reiškia, jeigu buvo dar seniau, ten 15-13 metais parengtas, sakykime, koks detalus, galit ir ten jo negauti. Tai tada vienintelis būdas arba kreiptis į nacionalinę žemės tarnybą, kuri turi kopijas, arba į tą pačią savivaldybę. Tiesiog kreiptis dėl kopijų išdavimo, bet kreiptis gali savininkas. Vat tą ir norėjau klausti, ar gali Taip ir supratau. Jo, gali. Tai negali, supratau, žodžiu, tik tai savininkas. Tai, okay. Taip, tai iš tikrųjų taip ir turbūt ir prieinam prie to vėlgi klausimo, ko prašyti ar ne iš pardavėjo, tai vat to ir reikėtų prašyti, kad pateiktų registrų centro išrašą, žemės sklypo planą ir suformavimo dokumentą. Sako, neturiu, pasimetė, būk mielas, gal pasiprašyk tada kopijos, nes tai yra svarbu. Aišku, sakau, galima pabandyti paieškoti internete, jeigu tos informacijos mes nerandame, tai vėlgi grįžtam prie to, kad reikia su savininku bendrauti šio klausimu. O dabar daug kas irgi ieško, kaip sakant, tų sklypų statybom sodų bendrijose, ar ne, visokiose, ir perka sodo sklypus. Kas ten? Kaip ten nepaklysti? Kokia ten situacija? Ar lygiai tas pats? Turbūt vis tiek nebus ar ne tas pats, bet pasidalinkit. Nes su sodais dar yra toks dalykas, kad tu perki ir šiaip namuką mažą. Taip, nes rekonstrukcija. Visi ten yra 30 iki 50 kvadratų, nes ir soda tie sklypai dažniausiai 6 arai dažniausiai būna. Turbūt, gal 9 dar yra pasitaikę gyvenime, bet šiaip 6. Tai iš kur žmogui dabar žinot, kad jam pavyks rekonstruoti, nes vis tiek yra užmojas statyti 100 kvadratų ar ten 120 kvadratų netgi namus. Taip, tai jeigu pradedam nuo rekonstravimo, ar ne, jeigu jau stovi namukas ir yra, sakykime, ta mintis, kad noriu rengti rekonstrukciją, keisti galbūt paskirtį gyvenamą, tai pirmiausia žiūrim, ar yra 100% pridavimas. Jeigu nėra priduota 100%, rekonstrukcija yra negalima. Turi būti 100% priduotas statinys. Kitas momentas, labai atidžiai pasižiūrėkite, koks yra statinio tūris. Kadangi išėjus naujam įstatymui, negalima rekonstruoti daugiau negu 100% esamo tūrio. Tūris tai yra, reiškia, įsivaizduokit visas pastatas. Tai plotas padaugintas iš aukščio, jeigu matematiškai paprastai kalbant. Jo, tai aišku, ten yra tam tikra formulė, bet jeigu grubiai kalbant, tai plotas iš aukščio. Tai jeigu tūris nėra didelis, pavyzdžiui, 150 kubinių metrų, įsivaizduokit, tai tikrai nėra daug, o jūs norit 150 kvadratų namo, tai jau nebus rekonstrukcija, tai jau bus nauja statyba. Todėl, kad jūs viršijate 100% esamo tūrio. Vadinasi, jūs galit rengti rekonstrukciją tik tuo atveju, jeigu jūsų tūris bus ten 99% esamo tūrio. Bet čia dabar naujai yra išėjęs? Naujai. Taip. Visiškai naujai. Visiškai naujai. Kaip visiškai, jau gal kokį pusmetį mes turim tą įstatymą. Tie, kas pradėjo dar rengti iki įstatymų įsigaliojimų ir išsiėmė specialiuosius architektūrinius reikalavimus, jiems galioja seni įstatymai, bet tie, kurie jau gavo specialiuosius, tai jau jie turėtų žinoti tą taisyklę. Dar ne visi ir architektai žino, iš tikrųjų kartais teikia projektą ir gauna atmetimą su pastabom, kad... Naujiena. Taip, kodėl čia taip vyksta. Taip, žmogui, aišku, būna šokas, bet yra kaip yra. Ok, tai man dabar klausimas yra kitas. Aš prieš gal 2 metus turėjau irgi rekonstrukcijos projektą, kur iš 50 padarė 150. Tai jeigu dabar aš turėčiau šitą objektą ir man reikėtų jam padaryti visus dokumentus sutvarkyti, nes jis jau stovi 150. Čia nėra, kad jisai planuosia, jis jau stovi ir man jį reikia įteisinti. Tai su tuo naujų įstatymu aš galiu, ar jau ne? Ne. O tai ką daryti? Nauja statyba, rengti projektą. Taip, nauja statyba. Tai iš tikrųjų, čia dabar jau palėtėm tą tokią labai opę temą legalizavimo, nelegalios statybos, tai labai dažnai pasitaikantis atvejis, kai ateina pas mus ir sako, žinot, aš noriu truputį kažką ten pastatyti dar papildomai. Paimam dokumentus ir matom, kad jau šiai dienai buvo pastatyta nemažai, o jis nori dar truputį, bet jau dabar atėjo. Tai ką pirmiausia, tai reikėtų, reiškia 2 būdai, tada 2 keliai, ar ne, ką darom toliau. Arba rizikuojame ir sakom, kad tai yra rekonstravimas, jeigu leidžia tūris, arba nauja statyba ir keliam infostatybą, gaunam leidimą, bet jeigu pati savivaldybė, kaimynas ar dar kas nors pastebės, pasiskūs, sakys, kad ne, tai čia jau buvo padaryta, čia nėra rekonstravimas ar nauja statyba, tai tada dar ir gausite, reiškia, statybos įteisinimą. Iš pradžių tada turėsite įteisinti tai, kas yra pastatyta šiai dienai, susimokėti visą
visas reikiamas baudas ir tik tada galėsite dar kažką prilipdyti, jeigu yra toks poreikis arba pakeisti, pavyzdžiui, pasto paskirtį. Tai baudos plus projektai, žodžiu. O man tai įdomus Brangiai. momentas, o būna iš tikrųjų dažnu atveju, kad gauna baudas, sakykime, jau pastatyti namai ar ne, ar kažkokius tai laiškus, kad va įteisinti reikia ir... Iš pačios savivaldybės būna atmetimas, kad mes matome, kad yra atlikta statyba. Reiškia, kaip jie mato? Labai paprastai, juk dabar tie žemėlapiai atnaujinami tikrai ganėtinai dažnai. Ir jeigu buvo kvadratėlis, o tapo stačiakampis, o mes dabar traktuojam, kad mes tik dabar rekonstruojam tą stačiakampį, tai visur tas yra matoma. Ir tada savivaldybė rašo pastabą, tai patikslinkit, kas tai yra. Ar jūs čia legalizuojat, ar jūs visgi čia naujai rekonstruojat, mesgi matom, kad jau tai yra padaryta. Na, tada sakai klientui, kad, na, dėja nepavyko, reikia eiti per legalizavimą. Tada darai ekspertizę, atvažiuoja vertintas, įvertina, kiek buvo tos statybos, susimokat baudą ir tada jau ramiai darot, jeigu kažką nori dar toliau. O šiaip iš praktikos, gal vis tiek susidūrėt turbūt, kokio didumo tos baudos yra? Jie skaičiuoja pagal atliktus statybos darbus. Tai reiškia, įvertina, kiek yra padaryta darbų ir yra procentas mokamas nuo padarytos darbų sąmatos. Jeigu žmogus ateina pats, reiškia, aš toks blogas, labą dieną, norėčiau legalizuoti, tai tada taikoma mažesnė bauda. Jeigu pagautas yra, jau yra, sakykime, skambutis į statybos inspekciją, tai be abejo tada jau baudas bus didelės, jau ten 100%, ten niekas jau tada netaikys jokių nuolaidų. Tai iš principo, perkant ir darant irgi tokį dalyką, tada savininko reikėtų prašyti, kad jau nueitų prisiduoti turbūt. Prieš perkant geriausia būtų taip, kad jau savininkas sutvarkytų, nes vėlgi jums tai yra papildomi kaštai ir laikas. Taip. Jeigu įvertinus kaštus ir laiką ir siūloma kaina, jums viskas tinka, tada viskas tvarkoja. Tai jūs perkate tą objektą, tvarkotės ramiai dokumentus, bet prieš nusiperkant vis tiek ateinat pas architektą, kiek man kainuos parengti rekonstravimą. Taip. Kodėl? Ne todėl, kad čia mes labai norim, kad pas mus jūs ateitumėt, bet esame turėję tokį atvejį, kai mums nepavyko legalizuoti to, kas pastatyta, todėl, kad sklype buvo kelio apsaugos zona ir teko nugriauti. Tas namukas buvo naujai rekonstruotas ir žmogus tiesiog nežinojo, kad toje sodų bendryjoje yra iš vienos pusės kelio apsaugos zona. Kelio apsaugos zona jokia statyba yra negalima. Ir atvažiavo pas mus, norėčiau legalizuoti, įregistruoti, žodžiu, bet dėja, aš nieko negaliu padaryti, mano rankos surištos, viskas yra aiškiai matoma, kad per pusę namo eina kelio apsaugos zona. Tai arba mes greunam pusę namo ir tau, jeigu nori, didinam į kitą pusę jį, ten, kur tos apsaugos nėra, arba tu nieko nepadarysi su tokiu namu. Tai dėl to reikėtų ne tik, kad pasižiūrėti iš tos tokios saugios pusės, bet dar ir įsivertinti, ar apskritai bus įmanoma legalizuoti tai, kas jau yra pastatyta. Vėlgi kaimynai gali neduoti sutikimo. Juk sodose dažnas atvejis, kad prie ribos, ant ribos stato, tikrai nieks nesilaiko 3 metrų nuo sklypo ribos, čia ten, dažniausiai tai būna. Tai jeigu kaimynas neduoda sutikimo, tai vėl mes akligatvyje esame. Nes, nėra kito kelio, vis tiek reikia kažkaip susikalbėti su to kaimynu. O ką daryti? Taip, jeigu kaimynas neduoda sutikimo, tai vėlgi mūsų rankos surištos. Nes sklypas arti sklypo ribos namas pastatytas, kaimynas nesutinka ir toliau mes judėti nebegalime. Aš, pavyzdžiui, šiaip dabar šiuo metu turiu tokį sodą sklypą ir tenais jis yra 6 arų, toks, pailgas stačiakampis, jisai, toks labai ilgas sklypas gaunasi, siauras ir ilgas. Ir visiškai šalia ant ribos, kaimynai, aišku, mano savininkai yra davę sutikimą, bet čia turbūt meškos paslaugas savo pasidarė, nes realiai ant sklypo ribos yra visiškai jų namo pamatas ir, žodžiu, kad jau čia yra riba ir nuo tos ribos prasideda visa rezidencija mano kaimynų. Tai realiai dabar tam žmogui, kuris pirktų tą sklypą, tai jam jau, iš principo, nelabai yra kur tą namą įkišti. Taip, nes palietėt iš tikrųjų labai gerą temą. Dar nevertinant to, kad turi būti atstumas iki sklypo ribos, kuris yra reglamentuotas, tai mes dar turim ir priešgaisrinį atstumą, kuris irgi yra nustatytas. Tai jeigu nėra tam tikro priešgaisrinio atstumo tarp statinių, aš vėl turiu eiti pas kaimyną ir prašyti, ar tu sutinki, kad mano namas
tas, kurį aš planuoju statyti arba rekonstruoti, bus arti tavo namo. Ką reiškia arti? Tai reiškia, vėlgi, čia turbūt paprastam žmogui gal bus sudėtingiau šiek tiek, bet yra tam tikros priešgaisrinės kategorijos ir pagal jas yra nustatoma, koks atstumas turėtų būti tarp tų pastatų. Gali būti 6 metrai, 8 metrai, o gali būti ir 15. Tai, žodžiu, priklauso vėlgi nuo statinio kategorijos. Dažniausiai būna 8 metrai. Tai yra paprastas mūrinis namas, antros priešgaisrinio ugnies laipsnio atsparumo kategorijos. Tai jeigu yra 8 metrai, tai įsivaizduokit, kokiu atstumu turės pastatyti tas jūsų kaimynas, jeigu ten pamatas prie pat. Nu, tai realiai turbūt pas dar trečią kaimyną turės statyti savo namuką. Jis besilaikant 8 metrų. Jo, tai iš principo, ten, nežinau, 30 kvadratų namukas yra dabar pastatytas, tai ten jį tik tai apsitvarkyti ir atvažiuoti pagriebti daržiuką gaunas. Kaip soda. Nu, realiai jo tada. Ten jau pilnaverčio kažkokio namo, tai jau ir nebus. Bet galbūt būkim teisingai, tai sodai turbūt tam ir yra skirti kaip sodams, ar ne? Aš suprantu, kad visi ten prisistatė. Jo, bet dabar tiek fazandų ten stovi. Taip, bet iš pradžių, kai buvo kuriami tie sodai, tas nebuvo apskritai numatyta ir nebuvo net pagalvota apie tai, kad žmonės ten gyvens nuolat. Nei infrastruktūra, nei inžineriniai tinklai, niekas nėra tam pritaikyta. Tai be abejo, pirkdamas sodo sklypą, jau aš turiu apie tai galvoti ir suprasti, kad tai nebus tas toks pilnavertis mano ten kažkoks ūkis, kuriame aš galėsiu ramiai gyventi, kaip jau ten vienbutis namas. Tai vis tiek tai yra sodai, bet kuriuo atveju. Ir dar, Alina, viena naujovė, ar ne, naujiena tokia, dalinatės ir savo Instagrame dėl pokyčių, ar ne, dėl tų visų statybos leidimų, kvadratų, skaičiaus ir taip toliau. Pasidalinkit irgi, manau, kad daugumai aktualu, nes visi turbūt užsiciklinę esam tas, nereikia statybos leidimo iki 80 ir kaip malda. Bet iš tikrųjų, čia pas visus ir nusistovėjęs šitas dalykas yra, kad aš galiu statyti bet ką iki 80 kvadratų. Žemės ūkis, namų valda turi reikšmės, nesvarbu, leidimų jokių nereikia. Tai va, jūs kalbat kaip tipinis mano klientas, kurie ateina ir sako, bet taigi iki 80 nieko nereikia. Ne, nereikia nieko. Tai turbūt pradėsiu šiek tiek toliau, kad visgi jeigu mes kalbam apie vienbutį namą, tai ar jis 80 ar 180, jam galioja tos pačios taisyklės, ar 50 kvadratų. Jam reikalingas lygiai toks pat projektas. Taip, galbūt jis bus šiek tiek mažesnės apimties, bet architektas turi praeiti visas tas pačias procedūras, kurias praeina su didesniu namu. Tai reiškia, ar jūs projektuosite 60 kvadratų, ar 160, aš jums lygiai tą patį viską darysiu, rengsiu tuos pačius dokumentus ir gausiu tokį patį leidimą, kaip ir bet kuriam kitam namui. Tai reiškia, vienbučiai namai, koks bebūtų plotas, vis tiek turėtų gauti statybą leidžiantį dokumentą. Tai tas jau turėtų būti. Kodėl, reiškia, žmonės taip galvoja? Dėl to, kad anksčiau taip ir buvo. Kaimo vietovėje iki 80 kvadratų galima buvo statyti vienbutį be leidimo. Ir iš senų laikų, kas be abejo nesidomina, tiesiog jiems neaktuali šita tema, jie kažkada kažkur girdėjo ir dabar, kai jau nori statyti, jiems atrodo, kad galioja tas įstatymas, kuris buvo prieš 10 metų. Tai taip nėra. Ir dabar dėl sodų namų, kalbant apie tai, labai skaudi tema iš tikrųjų šiai dienai. Labai daug žinučių, labai daug skambučių sulaukiau ir pati labai domiuosi ir stebiu dabar, kas vyksta su šito įstatymu, todėl kad įstatymas yra parengtas, įstatymo projektas, kuris įsigalios jau nuo lapkričio 1 dienos. Sodų namus galėsime statyti be statybą leidžiančio dokumento tik iki 50 kvadratinių metrų ir iki 5 metrų aukščio. Tai jau įsivaizduokit, jau kokio didumo tas namukas, tai reiškia... Pirtis tokia gera, ne? Pirtelė. Taip, jau viršijant, jau reikės statybą leidžiančio dokumento. Tai reiškia, ne tai, kad ten visiškai negali statyti, gali, bet tu turi jau parengti projektą ir gauti leidimą. Tai įstatymas įsigalios nuo lapkričio 1 dienos ir dabar nėra išaiškinta konkrečiai žmonėms, kaip įvyks tas pereinamasis laikotarpis. Ką daryti dabar tiem, kurie pradėjo statybas arba galbūt planuoja pradėti šią vasarą, visiškai toks neaiškumas.
Tai pati, aišku, skambinau į statybos inspekciją, kalbėjausi su jais, be abejo, ten darbuotojai taip pat nėra turbūt pasiruošę atsakinėti tokius klausimus, jie nesitikėjo, kad užgrius tiek klausimų ir kiek žmonių, tiek ir nuomonių. Šiandien aš paskambinsiu, man pasakys vienaip, rytoj aš skambinu, jau kitas žmogus atsiliepia, jis dar šiek tiek kitaip išlaviruoja. Taip, dar nėra išaiškinta, kaip vyks pereinamasis laikotarpis. Tas pats buvo ir su tais namais iki 80, buvo labai ilga laiką neiškumas, labai daug paskui buvo ir nelegalios statybos, nes žmonės nežinojo, o pasistatė, tada bando priduoti, o jau pasirodo negalima, kaip negalima, tai kaimynas pasistatė, aš negaliu. Ir prasidėjo tokia košė, kuri truko labai ilgą laiką, tai labai sudėtingai buvo žmonėm įdiegti, kad negalėjau statyti be leidimo vienbučio. Ir iki šiol yra, ar ne, ta nuomonė, kad gali. Tai tas pats bus ir sodų namais. Bus labai skausmingai čia tie, kurie nesidomi, kurie, sakykime, po 2 metų nusipirks ir galvos, kad jie vis dar gali statyti, tai bus labai daug nelegalios statybos ir bus labai daug įteisimo, bet turbūt svarbu, ką daryti tiems, kurie dabar jau stato. Tai šiai dienai, ką aiškina pati valstybinė teritorijų planavimo inspekcija, kad rinkit įrodymus. Kokie tai įrodymai, tai kokie tik tai įmanomi. Darykite fotofiksacijas, rinkite vaštaraščius medžiagų pirkimo, sakykime, atvažiuoja. Su datom, kad matytus, kada tai buvo. Taip, kai atvažiuoja betonas, užpila pamatus ir renki vaštaraščius, kad va buvo, kad čia pirkau tada ir tada. Mano galva saugesnis būdas visgi yra dokumentas. Tai tą dokumentą paruošti reikėtų, galima kreiptis į topografą, kuris parengtų topografinį žemės sklypo planą. Parodytų, kad yra kažkoks pamatas, juk topografinis planas yra derinamas. Tai jau turit suderinimą, turit faktą, yra įregistruotas, neįregistruotas, atsiprašau, bet yra topografiniam plane pažymėtas, kad yra kažkoks pamatas, viskas yra faktas. Čia jau yra dokumentas, kurio niekaip nenuginčytų statybos inspekcija pridavimo metu. Kitas momentas, aišku, galima būtų prašyti, pavyzdžiui, architekto nubrėžti kažkokį brėžinuką, sakykime, parengti sklypo schemą su jau uždėtų namu. Ir ką mes darom dabar šiuo metu, tai prašome sodų bendrijos pirmininko pasirašyti, kad jis susipažinęs, kad toks ir toks žmogus statys sodo namą ir jis neprieštarauja, su sprendiniai susipažino, sutinka, antspaudas, parašas, data. Iškia, buvo suderintas toks, nepavadinsiu projektas, jo, bet tai buvo parengtas brėžinys, kuris suderintas sodų bendrijos pirmininku ir jis tam neprieštaravo. Esmė, kad tie sodų pirmininkai dažniausiai tokie senstelėje būna. Taip, tai reikia su jais draugauti. Neįmanoma pagauti ir man irgi tekia. Sudėtingesnė šiek tiek būna. Bet jeigu įmanoma, tai labai rekomenduočiau turėti kažkokį brėžinį, kurį tiesiog patvirtina. Nes, tai jau tikras įrodymas jau tokiu atveju, ar ne? Taip. Gerai, o Alina, gal dar pereikim irgi prie namų, jau ne sodų turbūt, ar ne bendrijose. Noriu pasistatyti namą, ką man daryti, nuo ko pradėti. Sklypą išsirinkom, sklypas tvarkingas, susitvarkėm, viskas gerai, galima statyti. Ko reikia, kokie leidimai, prašymai, kas? Taip, tai atvažiuojate pas architektą, gaunate krūvą informacijos. Tai iš tikrųjų projektas gali būti dvejopas. Gali būti techninis projektas leidimo gavimui, gali būti techninis darbo projektas su statybinė konstrukcinė dalim. Renkasi užsakovas. Reiškia, ką tai reiškia? Techninis projektas tai yra mažesnės apimties projektas, kuriame nėra konstrukcijų dalies, nėra gruntų geologinių skaičiavimų, iš esmės tai yra architektūrinė, sklypo tvarkymo ir pagrindiniai dokumentai, kuriais remiantis mes gauname statybos leidimą. Visa kita, kas vyksta po statybos leidimo, jau yra užsakovo atsakomybė. Architektas toliau nebekontroliuoja. Užsakovas turėtų suprasti, kad statyba vyksta tik pagal konstrukcinę dalį, tai reiškia jau yra jo atsakomybė ją parengti arba neparengti ir statyti be jos, kaip kai kurie galvoja, bet paskui vis tiek turi parengti. Ir taip pat grunto geologiniai tyrimai. Taip, šiai dienai jie nėra privalomi, tai nėra tas dokumentas, kurio reikalautų, bet mes visada rekomenduojame. Šiai dienai tikrai nėra jie ten super brangus ir vertinant statybos sąmatą, tai parengti grunto tyrimus, sakykime, kainos ar ne, atitikmenį, tai tikrai nėra daug, nėra didelė investicija. Ir tas sutaupytų jums ir pinigų, ir projektuojant pamatus. Ir šiaip būtų saugesnis būdas ypatingai tiem, kas stato pardavimui. Juk jūs nešat atsakomybę, ar ne? Yra 5 metų ir garantinis laikotarpis.
tai jau pastačius namą jau būsite tikras, kad tas pamatas neprasės, namas nesugrius. Kaip dabar madinga su judančiam sienom šiek tiek. Šiek tiek. Pastatyti namus. Ir sako, nieko tokio, čia taip turi būti, Nu, vaikšto. o ką sakyt? Taip. O ką Taip. sakyt? Kai jau viskas jau padaryta, tai jau tada Jo, ką sakyti. nes irgi turiu vienus pažįstamus, tiesiog jau čia iš konteksto gavosi istorija, kad nusipirko namą irgi iš vystytojo ir tiesiog, nu realiai jau žmonės įsirengė, viskas fainai, viskas gerai jau gyvena ir įgriuvo. Visa laikančioji konstrukcija stovi. Nu, tarsi, tai dabar vėl iš naujo pastoliai, vėl iš naujo viskas ir, nu, vystytojas sako, Tai būna. Pasitaiko. pasitaiko tiesiog. Tai, nu, žodžiu. Kad taip nepasitaikytų, turbūt, nu... Tai čia turbūt daugiau konstruktyvo buvo klausimas, manau, jis nebuvo parengtas. Tai turbūt žmogui nusipirkus, dar turbūt ir ne 100% baigtumo pirko, taip spėjau. 100% taip. 100%. Ne 100%, kad ne 100% baigtumo. Supratau. Jo. Jo, tai dažniausiai taip ir būna, tai įsivaizduokit dar tam žmogui ir tenka atsakomybė paskui įregistruoti 100% baigtumą. Taip. O jis nežino, kad jam reikės pateikti ir projektą, ir reikės konstrukcinę dalį pateikti. Ir ateina tikrai nemažai žmonių pas mane jau vėliau, kai pasistato, kurie nori priduoti 100% ir sako, mums pasakė, kad reikia konstruktyvo. Tai taip, jis būtinas pridavimui ir statyboms. Jo tikrai prašys statybos inspekcija, leidimo gavimui jis neprivalomas, bet statyboms ir pridavimui tai reikalingas. Taip. Ir tada prasideda tas dokumentų visas tvarkymas. O kiek maždaug laiko užtrunka, nuo, sakykime, sklypo įsigijimo, ten pradėjimo, ar ne, nueinu pas architektą, taip toliau, iki galimybės statyti apskritai namą? Turit omeny turbūt leidimo gavimo tą terminą. Taip, na, bet visas tas terminas, kiek maždaug užtrunka? Vidutiniškai trunka 6 mėnesiai. Taip sako visi architektai, bet turėtume suprasti, kad labai daug priklauso nuo paties užsakovo. Esame gavę leidimus ir per 4 mėnesius, tikrai ir ne vieną, ir tai yra visiškai normalus terminas, bet esame gavę ir per 2 metus. Ir ne todėl, kad mes esame kažkokie prasti architektai, o todėl, kad pati projektavimo trukmė, pats visas procesas kartais išsitęsia dėl, tokios ne mūsų kaltės, o dėl to, kad, pavyzdžiui, žmogui reikia ilgiau pagalvoti dėl pačių brėžinių, ar ne, kitas sako, atsiunti brėžinį. Man reikėtų čia pagyventi su juo savaitėlę, ar ne, jis nori ten pagalvoti, pavizualizuoti, pavaikščioti mintimis jau per tuos įsivaizduojamus kambarius, kad suprasti, ar tas namas jam yra tinkamas. O yra žmonių, kurie labai greitai pamato ir žino, man tinka ar ne, kvadratūra man tinka ar ne, žino, ko nori jau, turbūt 100%. Tai jeigu žmogus žino, ko nori, jam yra, sakykime, jis ateina, mes tiek užsipildom su klientų projektavimo techninė užduotį, išsiaiškinam poreikius, gyvenimo būdą, ko reikia, kokie gyvūnai, vaikai ir taip toliau. Ir jeigu atsiunčiam brėžinį ir žmogus jau įsivaizduoja, aha, taip šitas yra, gal šitą truputį pastumti ir atsako man tą pačią dieną, tai be abejo, aš projektą padarysiu greitai. Bet jeigu sako, man reikėtų savaitę pagalvoti, tai jau įsivaizduokit ir eina tas terminas. Taip. Nes kas yra tie 6 mėnesiai, ar ne, į kuriuos mes bandom visada sutilpti. Pirmiausia, atimkite 2 mėnesius derinimo infostatyboje, jau čia ta pabaiga, kai jau gaunam statybos leidimą. Aišku, kad yra projektų, kurie praeina be pastabų iš pirmo karto ir per mėnesį. Bet, būkim realistai, ne tik optimistai, bet ir realistai, užsimeskim mėnesį, kad gali būti, kad šiuo metu kažkas atostogauja, kaip pati savivaldybė sako, mums etatų niekas nedidina, reiškia niekas nepavaduoja ir projektas gali kabėti ilgiau. Gali būti, kad kažkokia pastaba ir tenka kelti pakartotinai. Tai reiškia 2 mėnesius užsimetam jau statybos leidimo gavimui. Ir force majeure visų. Taip, būtent jau derinimui infostatyboje. Tai lieka mums 4 mėnesiai. 4 mėnesiai architektūrai, sklypo sutvarkymui, inžinerinių tinklų projektavimui ir visiems biurokratiniam reikalam. Reiškia, prieš dar teikiant projektą infostatybą, aš turiu suderinti jį dar su AIB instancijų. Tai nėra taip, kad aš jau pateikiau, ką padariau ir baigėsi. Yra įvažiavimas. Jeigu įvažiavimas projektuojamas iš valstybinės žemės, aš turiu gauti nacionalinės žemės tarnybos sutikimą. Ten derinu. Ten trunka 10 darbo dienų, tai minimum 2 savaitės. Jeigu tai yra, sakykime, ten dar, nežinau, kažkokia vietovė ten rajone,
tai reikia suderinti su rajono savivaldybė, ar vėlgi įvažiavimo sprendiniai yra tinkami, ar pagal jų ten planus ir taip toliau. Žodžiu, yra aibė tų procedūrų, kurias mes dar darome iki įkeliant projektą į infostatybą. Tai nereiškia, kad 6 mėnesius mes stumdome namo sienas, o paskui staigiai, ir leidimas. Taip. Bet kai kurie taip įsivaizduoja. Taip įsivaizduoja, tai aš tikiu, aš dar norėjau sakyti, kad... O ką čia daugiau daryti, Taip, realiai paprasto žmogaus akim žiūrint, o ką čia daugiau daryti? Taip. Nes aš irgi esu kalbėjusi su ne vienu netgi klientu, sakykime, irgi sako, 2 metus užtruko, net ir daugiau, sako, mes kol ten viską susidėliojom, kol viską gavom, tai taip atrodo, labai ilgas laiko tarpas. 2 metai yra labai daug, jau čia reikia žiūrėti, ar tai buvo kliento kažkoks ar ne, toks lėtas reagavimas į architektą, o galbūt pats architektas tiesiog nelabai skubėjo. Nes 2 metai yra daug ir aš tikrai nesiginu, žinau, kad yra įvairių žmonių, tai manau, kad bet kurioj srityje profesiniai yra tų tokių žmonių, kurie lėčiau dirba ar ten mažiau atsakingai dirba ir gali ir 2, ir 3. Aš turiu tokių klientų, kurie ateina pas mane po 5 metų ir sako, mes 5 metus rengiam projektą ir iki šiol neturim leidimą. Sako, mūsų kantrybė baigėsi. Sakau, tai jūs turite tikrai labai didelį. Jeigu 5 metus laukia, tai... Taip, tai yra ateina po 5 metų ir sako, jau viskas, žinokit, mes jau viskas, pavargom. Tai kas vyksta? Tai ragelio nekelia, tai dar kažkas, tai dar kažkas. Taip, visokių žmonių nėra atsakomybės. Taip, specialisto priklauso šitą vietą. Taip, bet jeigu kalbant apie gerą specialistą, tai kaip ir minėjau, orientuokimės į pusmetį, kur sutvarkys dokumentus ir gaus leidimą. Bet aš šiaip, Alina, dar pasidalinkit, būna taip, kad ateina žmonės ir sako, mums padarė projektą galbūt, ar ne, bet, jisai galbūt, nežinau, netitinka reikalavimo, būna, kad tenka perimti iš kito architekto kažkokią tai darbą. Kodėl klausiu, nes vienas žmogus kaip tik neseniai dalinasi, sako, kaip pribraižė, sako, realiai negali tokio namo visiškai net ir pastatyti. Jeigu negali visiškai pastatyti, gal ten konstruktyvo klausimas. Nežinau, bet esmė, sako, brėžiniai gražus, o realiai tai ten, namas toks negali. Taip. Tai, čia jo, šiek tiek, iš tikrųjų tokias 2 temas palėtėt. Tai pirmoji būtų, kad pribraižo ir netitinka žmogaus poreikių, nepatinka žmogui. Aš tikrai turiu tokių, ir šiais metais atėjo nemažai tokių klientų, kurie sako, aš nežinau, kaip taip gavosi, bet gavau leidimą tokiam namui. Bet man jis nepatinka. Ta prasme, sakau, papasakokit, kas čia įvyko. Atėjau pas architektą, pasakiau, kad noriu projekto, man nubraižė, aš sakiau jam, kad man nepatinka, bet jis sakė, kitaip neįmanoma. Ir gavo leidimą. Ir reiškia, žmogus sako, aš dėlsiu statyti, vis jau gyvenu su šito projektu, jau ten metai laiko ir negaliu, nekyla rankas statyti, nes nepatinka. Ar galit kažką su to padaryti? Tai ir tikrai ne vienas toks buvo. Ir man yra keista, kiek žmonės, nežinau, kažkaip taip nesureaguoja iš karto, dar projektavimo metu, kad, ne, man netinka. Tai reikia sakyti. Ir aišku, keista ir iš architekto pusės primesti savo nuomonę arba savo supratimą grožio, ar ne? Savo svajonių namus. Taip, nes sako, aš norėjau, kad čia būtų plokščias stogas, man nubraižė šlaitinį ir pasakė, kitaip neįmanoma. Tai mes nekalbam apie kažkokią teritoriją, kur yra taikomi vizualiniai reikalavimai. Mes pasižiūrėjom, peržiūrėjom dokumentus, viskas yra tvarkoj, gali statyti plokščią stogo namą. Bet tuo metu architektui pačiam nepatiko tokia stilistika, nes jis projektuoja vien tik klasikinio stiliaus namus ir, atsisakė projektuoti kitokį. Ir žmogus, tarsi kaip ir turbūt nepaprieštaravo ir gavo leidimą būtent tokiam namui. Gerai, o kai gautas leidimas, mes galim jį ištaisyti ir iš naujo kažkaip? Ne. Visų pirma, kalbėkime apie autorinės teisės. Negalim perimti apskritai kito projekto dėl autorinių teisių. Ir jeigu jau yra gautas leidimas konkrečiam namui, tai ir yra konkrečiam. Reiškia, jeigu pas mane ateina toks klientas, ką aš galiu pasakyti, naujas leidimas. Tada jau, kai teikiame prašymą, rengiame projektą, teikiame prašymą infostatybą dėl seno leidimo panaikinimo ir naujo išdavimo. Tai visas procesas iš naujo. Tai 2 pinigai tiesiog.
Dvigubi pinigai, bet turbūt laikas yra skausmingas. Bet žinokit, kokie laimingi žmonės tada išeina. Sako, kaip aš džiaugiuosi, kad aš nepastačiau šitos nesąmonės. Nes būna, turbūt viduje, ar ne? Va, toks, jauti, kad taip, ne tavo. Ne tavo, nepatinka, va, kaip ir sakėt, va, dėlse, ar ne? Ir sako, va, nežinau, ką daryti. O vat, iš tikrųjų, kai jau suderini viską taip, kaip nori, tai turbūt ir tada ir rankos kyla, ir laiko atsiranda, ar ne? Ir pinigų. Taip, ir jau ateina ir sako, va, ir pamatas išsipylė, ir sienos kyla, ir žmogus šveitia ir patenkintas. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad ateina ir perdaro. Nes vienas momentas yra, kai tu tam tikrų periodų nepasisakai, kad man nepatinka, ar ne, ir neužkerti tam kelio, gauni leidimą gerai, kažkaip taip gavosi. Bet jau kitas dalykas pasistatyti ir gyventi tada tokiam name. Bet dažniausiai negyvena, tada pardavinėja. Taip. Tai gerai, kad susivokia ir ateina. Taip, pinigai, taip, laikas. Bet jeigu mes kalbam apie svajonių namą, kuriame gyvensime galbūt visą gyvenimą ir tai galbūt bus vieninteliai namai, tai aš manau, kad verta. Tikrai verta. Ir ateina toks ir ne vienas, ir teko perdarinėti, naikinti seną ir išiminėti naują. Tai reikia tiesiog žmonėm, nes mes lietuviai tokie esam. Gėda pasakyti specialistui, kad man netinka, tai aš gal pasakysiu, kad gerai. Nes aš iš savęs kartais tokia esu, tai ir daugelis žmonių iš tikrųjų aš pasivinu, kad tas gėdas jausmas, tai aš geriau padarysiu jau taip, ir paskui pasidarai savo meškos paslaugą ir eini kažkur kitur ieškoti sprendimų. Gal ne tiek dar ir tos gėdos, kiek žmogus pasitikė specialistų, kurį pasisamdo. Juk jį kažkas galbūt rekomendavo. Matė jo pastatytus kažkokius darbus ir galvoja, kad čia tai tikrai viskas yra gerai, jeigu taip sako, aš turiu pasitikėti. Bet, žinot, yra, sakau, tokie momentai, kur pasitikėti tai gali kaip specialistų, kuris gauna leidimą. Bet tas specialistas ir tavo poreikis turi įsiklausyti, ko tu nori. O dar, Alina, pasidalinkit gal kokiom, sakykime, nežinau, 2-3 metų tendencijom, ką dažniausiai lietuviai stato, ar ne, kokio tipo namus, kelių aukštų, kvadratūrą galbūt. Tai tos tendencijos nesikeičia keli metai nuo A++ energinio naudingumo klasės įsigaliojimo. Tai iš tikrųjų tada, kai jau įvedė aukštesnio energinio naudingumo klasę, tai kiekvienas skaičiuoja, žiūri, vertina, kad tas namas nebūtų pernelyg didelis, nes ir statyba išbrangsta dėl to, kad reikia ir didesnio apšiltinimo sluoksnio, didesnė energinio naudingumo klasė ir be abejo skaičiuoja to namo tolimesnius išlaikymo kaštus. Tai lietuvių tendencijos tokios ir yra, kad nori apie iki 150 kvadratinių metrų dažniausiai visi, vieno aukšto, stilistika tai jau kiekvienas ten pagal save, žinoma, renkasi. Bet tokius standartinius 2 vaikų kambariai, 1 tėvų miegamasis, būtinai nori visi drabužinių, ypatingai kas iš buto ateina, tai jiems visiems drabužinė turi būti. Nors erdvės. Einama batams susidėti kam. Taip, aišku, nori didelių langų vitrininių, tai visa tai taip. Dabar yra. Tai jau dabar nebėra, ar ne? Madoj, kaip sakant, tie visi po 300 kvadratų, 2, ten 3 netgi gal aukštai, pilis tos vadinamos. Ne, jau aišku, tas praėjo. Be abejo, kartais pats sklypas mums kažką pasufleruoja, ar ne? Būna tokių sklypų, kur vieno aukšto namas, telpa, labai sunkiai kažkaip ten įsiterpia, bet tada atrodo aplink jau nelieka tau nei žoliai, nei kažkam. Ir toks, atrodo, gal tikrai 2 aukštų būtų protingiau statyti. Tai tada taip, projektuojame 2 aukštą, jeigu žmogus nori šiek tiek palikti savo didesnį žalią kiemą. O tokių kaip anksčiau buvo po 300 vienetai, bet dar tokių atsiranda, tokių projektuojam ir su sporto salėm, ir su spa zonomis. Tikrai tokių nori ir su dideliais garažais, 3-4 netgi automobiliam. Tai tokių yra pastatų ir tokius rengiame, bet tokie ateina tikrai vienetai. Svarbu, kad jie pasibaigtų. Turime minti, kad jas pabaigtų iki galo ir įrengtų. Pastatytų. Jo, nes daug yra tokių namų iš tų senų laikų, kur ten pusė jų ten šiaip jau iš planavimo nesuprasi, kur kam ir kelių milijonas, bet ir jie neįrengti ir palikti tiesiog
plytos tiesiog. Finansiškai neįsivertina ar ne savo galimybių. Tai būna ir tokių. Tai būna, kad neįvertina finansiškai, kad nepajėgs pabaigti. Bet dažniausiai, jeigu jau ateina ir sako 300, tai žmogus jau supranta, kokios tai yra investicijos. Šiais laikais. Anksčiau tai jo. Anksčiau, taip. Tai daugiau vietos. Patys ir statydavo realiai visą giminę. Taip. Šiais laikais, jeigu ateina nori 300 kvadratų, tai reiškia, jau žmogus tikrai turi tam galimybę ir yra tam tikri poreikiai, galbūt yra didesnė šeima su 3-4 vaikais ir tokių esam turėję, kad reikia daugiau vaikų kambarių, tai jau ten nenori, jau matai, kad ten virš 200 kvadratų jau gaunasi. Tai būna ir taip, be abejo, jau ten net ne iš tų turtų, bet iš poreikio ar ne ateina. Bet dažniausiai tai, sakau, tokie iki 150 populiariausiai. Šiaip labai gaila, kad nespėsime, mes turbūt palies šiandien būtų temos, tai būtų tema turbūt perkelsim kitam kartui, nes ten dar kita tema su visais savo niuansais, o šiandien iš tikrųjų palėtėm tikrai, manau, nemažai ir daug informacijos ir sakau, mes visą laiką norim pateikti informaciją paprastam tam žmogui, nes specialistai, tai mes realiai viską žinom, bet mes šiaip su Ernesta tikrai irgi, manau, daug dalykų sužinojom naujų. Tai žinosim visą laiką, į ką kreiptis ir bet kuriuo atveju tikrai dar pasikviesim visi svečius. Nes tikrai dar įdomu ir būtų tą temą tikrai paliest. Klausyt, ta prasme, nes, sakau, atrodo, nes ir vis tiek ir klientam tu turi iškomunikuoti daugelį dalykų ir pats turi kažkiek to architektų būt, bet čia, Tiek, kiek jūs, mes tikrai neiškomunikuosim. Bet šiaip labai smagu, kad pasidalinot paprastai, visiems, man atrodo, suprantama kalba, ar ne, pagrindiniais tokiais dalykais, tai ką atkreipti dėmesį, sklypas, namas, sodas, visi šitie, žodžiu, dalykai. Pagrindiniai dabar dalykai, kurie yra ant bangos iš principo. Tai labai malonu, mielai sugrįšiu, būtų tema tikrai yra aktuali šiuo metu. Tai nepamirškim, kad įsistiklinti negalima. Be dokumentacijos, bet plačiau jau paliksim. Gerai, kitam kartui. Ačiū labai, Elina. Ačiū labai, Elina.